Labas rytas, draugai. Jūs net neišsivaizduojat, kokia prasidėjo isterija dėl to, kai paragino atvykti į Palangą, į Dominyko ir Kubiliaus ir Kasčiūno susitikimą. Čia mums rašo ta konservata, kaip jūs drįstat, kaip jūs galit. Va taip ir drįstam ir taip ir galim. Įstatymas suteikia bet kuriam žmogui ateiti ir viešoje vietoje bet ką filmuoti. Ir dar kartą paraginsiu, savanorių atsirado sočiai, bet vis tiek ateikite, kas galit, filmuokite, fiksuokite visus asmenys, kurie eis į tą renginį. Eis pro bilietus, eis pro apsauginius. Aš dar sykį sakau, reikalinga man jūs nukučiai. Klausimas, kodėl reikia, dabar galiu paaiškinti visiems triedančiam. Noriu aš jūs visus apdovanoti. Ateis diena X, grįšiu aš į Lietuvą ir jūs visus apdovanosiu. Todėl man reikia žinoti visus šitus veikėjus, kurie ateis pas Kubilių ir Kasčiūną į renginį ir visus konservatinikus, kurie vaikšto į renginius. Nes čia jau sakau, jau čia pradėjo mums gazdinti, jūs negazdinkit, jūs neaiškinkit, viešoj vietoj negalite uždrausti niekam filmuoti, atsirado jau savanorių. Medžiagos kol kas neviešinsim, o gal ir paviešinsim, kaip sakant, mūsų reikalas, ką mes su tą medžiagą darysim. Dar kartą pakartoju, ateikit į Kubiliaus renginį, adresas yra prie aprašymo. Būtinai, aš dar galiu paskatinti, pirkit biletą, biletai LT, užeikit biletai LT. Tai va, tai būtinai visus raginu tą, nueikit, padarykit tą, nieks jums jokie mentai, nieks nieko negali aiškinti, nieks negali nieko sakyti, negali jums uždrausti filmuoti. Kur tą medžiagą dėsit, irgi yra jūsų reikalas. Vieša vieta, jūs darot, ką norite. Laisvai, tiesiog viešoje vietoje jūsų prieis klauso, kodėl filmuojat? Noriu ir filmuoju, man patinka, o jūs kažką blogo darot, kad jūs bijote, kad aš filmuoju. Va toks turėtų būti jūsų atsakymas. Ir viskas labai paprasta, viskas labai elementaru, viskas labai aišku. Va, kodėl aš filmuoju. Tai va toks va visiems konservatininkam atsakymas. O jeigu bijo, reiškia kažką tai blogai daro, nes čia yra vėlgi labai paprastas dalykas ir paaiškinimas. Kažkodėl, kai Slavka, toks Viačeslavas Mickevičius ragino šviesti žibintuvėliais į akis, tai teisėsauga problemos tame visiškai nematė. Tai mano nuomonė, ateiti ir juos filmuoti irgi nėra nieko blogo. Vat tiesiog tegu pasijaučia, kaip jie visą laiką, va toks Šarūnas Jasikevičius, Dominykas Kubilius, visi konservatininkai pastoviai ragina terrorizuoti žmonės. Teisėsauga nieko nedaro. Aš neraginu terrorizuoti žmonės. Aš tik tai raginu drąsiai ateikit, nufilmuokit į šitą renginį atėjusių snukius. Man Kubilius nereikalingas, Kasčiūnas man nereikalingas, aš jau žinau, kaip jie atrodo, man reikalingi jų tie tylus, tokie kaip žiurkės, kur ateina ir tyliai išsivaiško, va jų sekėjai, kurie moka jiem pinigus, kurie atėjo pas juos. Vat va jų snukių man reikia į archyvą. Dar kartą sakau, ašgi kažkada sugrįšiu. Iki.